Šią savaitę mieste vyksta neįprastas renginys Alytaus bienalė, kurioje dalyvauja 15 menininkų iš įvairių pasaulio šalių. Šiandien renginys prasidėjo dailės mokykloje vykusiomis diskusijomis, prezentacijomis ir kūrybinėmis dirbtuvėmis, kurios čia vyks visą savaitę. Taip pat numatoma ir daugiau neįprastų renginių ir reginių viešose miesto vietose. Šiandien Alytaus dailės mokykloje prasidėjo visą savaitę truksianti Alytaus bienalė. Renginys, į kurį susirenka menininkai iš viso pasaulio, Dzūkijos sostinėje organizuojamas kas antrus metus. Šįmet tai jau 5-oji Alytaus bienalė. Nuo 2009 metų Alytuje vykstanti bienalė yra labai aktyviai pasisakanti devizualizacijos kryptimi. Arba, kaip paprastai mes vadinam, meno streiku. Susirenka iš viso pasaulio menininkai nedaryti to, ką mes normaliai vadiname menu, bet daryti tai, ką mes puikiai išmanome ir bandyti tartis, kaip tie dalykai turėtų atsirasti ir koks yra meno vaidmuo ir koks yra kūrybos vaidmuo visuomenėje. Paskutinį kartą vykusioje bienalėje Alytuje menininkai buvo sąmoningai kviečiami nekurti meno, išjuokti jo gamintojus, propaguotojus bei vartotojus. Šįkart bus protestuojama prieš žmonių susvetimėjimą ir spektaklio visuomenę, sako Alytaus dailės mokyklos direktorius Redas Diržys. Streikuojam prieš kapitalizmą, prieš spektaklio visuomenę, tik prieš žmonių susvetimėjimą. Ir gali būti kas nors baisiau prieš žmogų sėdintį prieš televizorių, prieš ekraną. Žmonės turi šnekėti vieni su kitais. Ir pas mus procesai vyksta visuomenėje labai priešingai. Ir kultūros žmonės visgi turėtų prisimti atsakomybę, kad kažkas vyksta ne taip mūsų visuomenėje. Ir menininkai yra visur, visam pasaulyje yra sunerimę dėl tų dalykų, dėl to, kad menininkai yra jautresni žmonės, jie turi tokį keistą dalyką, kuris vadinasi sąžinė. Alytaus bienalė kasmet sulaukia daug dalyvių iš užsienio šalių. Šių metų renginyje dalyvauja menininkai iš Didžiosios Britanijos, Škotijos, Vokietijos, Belgijos, Rusijos, Baltarusijos, Bangladešo, Pakistano, Afrikos. Mes netgi atsisakom tokio žodžio kaip menininkas, kadangi žmonės atvykstantis ir atsisakantis daryti meną. Mes naudojame žodį psichodarbininkas, kuris iš pradžių kėlė šiokį tokį juoką, galbūt, reiškiasi, arba ironija galbūt, bet iš tiesų psicho yra siela. Tai yra žmonės, kurie susiję su savo sielos formavimu, su prasmės kūrimu. Iš esmės menas irgi yra apie visą tą patį, tik žodis šiek tiek yra paslėptas ir suabstraktintas. Alytaus bienalėje jau 3 kartą dalyvaujantis Anglijos menininkas, filmų kūrėjas, meno istorikas Stuartas Holmes sako, jog Dzūkijos sostinėje vykstanti bienalė viena geriausių, be to menininkas neslėpė, jog Alytuje jam labai patinka, ypatingai vasaros metu. Atvykau iš Londono, tai paprasta, skrydis lėktuvu ir aš jau čia. Man patinka būti Alytuje, ypatingai vasarą, nes čia šilčiau nei Londone. Be to jūs turite gražių vandens telkinių, vienas jų netgi netoli miesto centro. Gera atvykti čia ir tiesiog pabendrauti su žmonėmis, leisti laiką prie ežerų. Alytaus bienalės metu mieste šią savaitę vyks neįprasti renginiai. Alytiškiai miesto gatvėse galės stebėti pasaulio psichodarbininkų šventinę eiseną. Alytaus miesto sode pasižiūrėti trišalio futbolo, vyks koncertai, meniniai performansai.